Taigi, šiandien kalbam su Gintauta ir iškart pristatau Gintautą, tai yra MyVolt vizionierė, marketerė, plėtros ekspertė. Ir labas Gintauta. Labas Žaneta, labas visiems, kurie jau su mumis, kurie dar bus su mumis. Taip. Ir man labai smagu vis diskutuoti su tavimi. Tai labai smagu, kad, kaip sakant, tos temos labai persipina tuo, ko dalinuosi aš ir tai, kuo gyveni tu. Ir dėl to man labai irgi yra įdomu ir tavo perspektyvas matyti ir žiūrėti, kaip tu matai visą tai ir tuo pačiu pasidalinti tuo, kaip aš tai matau arba suvokiu arba žinau. Tai mes toks, kaip ir sakyčiau, visai neblogas tandemas šiuo požiūriu. Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šituo tandemu, nes iš tiesų, kaip sako, žinai, yra gera žinia ir bloga žinia. Gera žinia, kad dirbam su žmonėm. Bloga žinia, kad dirbam su žmonėm. Jo, tai, nors mane galbūt čia, kaip sakoma, mano auditorija pažįsta visai neblogai, bet jeigu netyčia kas nors atplauktų iš kitų auditorijų, tai trumpai pasakau, Žaneta Jūra, socialiniuose tinkluose taip vadinuosi, šiaip Žaneta Česnienė, esu lektorė, intuityvioji mentorė, dvasinio verslo kūrimo kaučė, akademijos Perkurk save steigėja, sąmoningumo knygų autorė ir dėl to Gintautą irgi, kaip sakoma, kartais klausia kažkokio tai klausimo, patarimo, kažkokios tai kitos išminties žodžių iš šono. Tai šiandien aš kaip suprantu, mes taip pat darysim tokią kaip ir diskusiją, ar ne? Nes man iš mano pusės yra aktualu pasižiūrėti, kaip tu mastai šitoje vietoje, ar ne, kokias tu patirtis turėjai ir tuo pačiu padėti žmonėms susivokti, kas vyksta jų galvose, jų galbūt situacijose, kodėl jie nesusikuria tos gausos, kurios jie nori. Ir dėl to šios dienos tema skurdo baimė. Kaip ją atpažinti ir, aišku, ką daryti, kad iš jos išsivaduotume. Jo. Tai iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad gyvenimas suvedė su tavimi, nes kada dirbu su žmonėm, tikrai tų situacijų daug ir kai kurios situacijos yra atpažįstamos, nes mano pačios praeitis irgi yra. Ir šiandien tema, aš manau, kad tikrai yra labai aktuali daugeliui žmonių ir tiem, kurie nežengia žingsnio, ir tiem, kurie dirba su įvairių biznių, sakykime, vadovai, lyderiai, ar ne, nes jie irgi susiduria su žmonėm ir mato, kas vyksta. Tai dėkinga tau už tą pokalbį, nes galbūt kažkas išgirs mūsų patirtį, mano patirtį, išgirs tavo profesionalią informaciją. Ir patirtį taip pat. Ir patirtį jo. Ir dabar jeigu jau pradėkim nuo to, kad, sakykime, taip, dirbu MyVolt korporacijoje 14 metai ir aišku, žmonės yra iš įvairių šalių, kadangi kompanija 57 šalyse, taip kad susiduriu su žmonėm tikrai iš įvairių šalių, tai nėra būdinga vien tik tai lietuviam. Ir praktiškai tos problemos jos kartojasi bet kurioje šalyje, bet kurios tautos žmonėse. Nes mes esam žmonės, ne? Sielos. Tai va, tai ir ta situacija, ir dabar ta situacija, kurią mes šiandien norisi pakalbėti būtent apie tą skurdo baimę, tai kadangi kompanija, kurioje dirbu, suteikia galimybę žmonėms, perkant prekes, taupyti pinigus, dalį jų susigrąžinti. Tai nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, jokių būtinybių. Ir iš karto žmonės įtarė, kad kažkas ne taip, nes taip negali būti. Žmogui nuo tų pačių kasdieninių pirkinių yra grąža ir ji gali būti iki 25%. Ir kai išgirsta iš pradžių būna, wow, tai faina, taip tikrai, ir tada jau įsijungia, taip negali būti, čia kažkur tai šuo pakastas, čia kažkas ne taip, čia mane kažkur įtrauks, neaišku kur. Toliau, kita kategorija žmonių. Tikrai daug žmonių ieško galimybių užsidirbti. Nes tikrai situacijos, mes visi puikiai žinom, ar ne, kad tikrai visai tai tas vidutinis sluoksnis yra kol kas didžiausias, bet matom, prie ko veda pasaulinės situacijos, tam, kad liktų tik tai 2 sluoksniai. Labai turtingi ir skurdas, ar ne? Ir kad išsaugoti tą, sakykime, vidurinę klasę, aišku, aš ką matau iš mūsų kompanijos, duoda šansą išgyventi tai viduriniam sluoksniui. Ir šitoje kompanijoje, aišku, galima būti ir tam aukščiausiam sluoksnyje, bet jau bent tą vidurinio, sakykime, sluoksnio išlaikymą, ne?
ir duoda žmonėm galimybę užsidirbti, susikurti savo aktyvias pajamas, jos gali būti kaip papildomos, jos gali būti kaip pagrindinis darbas, sakykime, kaip mano situacijoje. Čia yra galimybė susikurti pasyvias pajamas. Ir dabar ypač turim tokį projektą, kur rizikos yra nulis. Absoliučiai. Ir finansinio raštingumo nereikia. Ir ateina žmogus į konsultaciją, vėlgi, išklauso informaciją, vau, super, kiek galimybių, tu net ir kompanijos akcininku gali tapti, nepirkdamas akcijų, ir gali ir tą turėti. Ir dažniausiai, sakykime, tik uždarius duris, ir jeigu net būna kartais po kelių jau valandų, jau tu gauni žinutę, kur jau tu skaitai ir negali patikėti, nes jau jisai su kažkuo pasikonsultavo, jau jam įtarimai, jau jam neaiškumai, jis kažkokių dar pletkų lygmenyje kažkokią informaciją pasigavo, vietoj to, kad ateitų ir išsiaiškintų, kad gautų tą profesionalią informaciją, nes tikrai aš pati praėjus kelionę su kompanija, jau tikrai nemažai, visai tai 14 metai ir ypač, sakykime, jei kalbant Lietuvoje, tai žinau visus tuos kalnelius amerikietiškus kompanijos biznyje, veikloje, plėtroje ir taip toliau. Ir projektai žinomi. Ir vietoj to žmogus vėl atsitraukia, nors jisai sakė, kad jam reikia pinigų, jam reikia užsidirbti, arba tiesiog dažnai girdi, kad sako, na, aš pažiūrėsiu dabar, kokie čia, ta prasme, koks bus vedimas. Ir tik žiūrėk, kažkur tai šiek tiek pastrigo, darė, pavyzdžiui, pinigų pervedimą ir kažkokia klaidelė, jam pačiam įsivėlė bankas, kažko nepraleido, nes mes žinom, kas dabar su bankais irgi vyksta. Ir jau čia ženklas, kad vadinasi, jau čia kažkas ne man. Tai va, tai miela Žaneta, tai padiskutuokim šitą temą, nes aš galvoju, kas yra, kodėl. Tu esi profesionalas, tu vedi tuos dvasinius lyderius. Ir aš tikrai vėl dar noriu to pačio, jau kai turiu galimybę pakalbėti, tai tikrai pagarba, lenkiu galvą žemai žiūrint į tai, kas vyksta su žmonėm. Daugybė žmonių tikrai keičia gyvenimą. Tie patys verslų savininkai, žmonės keičia gyvenimo būdą. Jie medituoja, jie eina į dvasingumą, ar ne? Tai va, yra verslų savininkai, kurie išlaiko 50/50, turi ir biznį, ir materialumas, ar ne? Ir dvasingumas. Bet tokių žmonių tikrai labai mažas procentas. Dažniausiai yra kraštutinumai. Tai labai prašau tavo šitais klausimais tavo išminties. Ir kas čia dabar vyksta su tai žmonėmis? Tai čia pabėrė daug visko, dabar, žinai, kaip sakoma, mano sąmonė taip dirba, gauna klausimą, iškart gauna atsakymą ir pateikiu, bet dabar, kai jų daug, tai dabar... Gerai, galim grįžti atgal. Žodžiu, vienas atsakymas bendras, tai aišku, labai gerai atliepiantis mūsų temą, tai yra būtent skurdo baimė. Visa tai iš tikrųjų yra įsišaknyjusi skurdo baimė, kuri visų pirma ir pasireiškia per pirmą neryžtingumą. Tai yra pirmas žingsnis, kurio žmonės nesiima tam, kad pakeistų tai, kas jiems, sakykime, trukdo ar norėtų kažkaip kitaip, bet vis dėlto nesiryžta. Ir va čia, ką tu ir sakai, ar ne, reikia ten kažką tai galbūt pamedituoti man į tai. Kadangi aš dirbu su tokia auditorija, tai pas mane dažniausiai atsakymai tokie, nors lygiai tą patį ir lygiai tos pačios problemos, ką tu ir kalbi. Tai yra tik tiek, kad pasiteisinimai, sakykime, kitokio galbūt lygmens, ar ne, tai va, mano pasiteisinimai yra, man reikia pamedituoti. Arba man reikia ten kokio kūrėjo pasiklausti, žinai, arba ten kažkokio tai su angelu pasikalbėti ar dar ką nors, kad man jau pasakytų, ką aš turiu daryti. Kas rodo akivaizdžiai, kad tu toli labai nuo savo angelų, toli nuo šaltinio, nuo kūrėjo, nuo viso ko akivaizdžiai, todėl kad jeigu tu esi ryšyje, tu čia ir dabar gauni informaciją ir čia ir dabar reaguoji ir imiesi veiksmų, ar ne? Tai va čia pirmas žingsnis. Kitas žingsnis, jau kaip tu sakai, jie ateina pas tave, išklauso informaciją, jau, sakykime, ar ne, tą susidomėjimą parodo ir jau iš tikrųjų pas mane lygiai taip pat yra buvę ir beje mūsų bendram irgi projekte yra tai buvo, kada ateina jau gerai, kaip sakoma, ragelį padėjai ir paskui stebuklai prasideda, žinai. Tai va, tai čia yra tas įsijungia po neryžtingumo žodžių, kadangi jau jisai toks išdrebėtas buvo prieš tai, žinai. Dažniausiai, tai va, jau išdrebėjo, atėjo kažką tai susižinojo ir tada kas kyla, neryžtingumas gimdo automatiškai abejonę.
Neryžtingumas tiesiogiai susijęs su abejonė. Ir va kas tada prasideda abejonės stadijoje, visada ieškoma, kaip sakoma, o kas blogai, ane? Ne kas gerai, ne kaip iš to išeiti, ne ką padaryti, kad būtų geriau, žodžiu, užsiblokuoja viskas, kas tenai dar buvo atsivėrę galbūt tuo metu, kai jau buvo tas žingsnis žengtas į priekį. Ir iškart užsidaroma yra su tom abejonėm. O vat paieškokim, kas čia yra blogai. O vat čia tikrai negali būti gerai, per gerai ir tie visi dalykai, ką mes puikiai žinome, ne? Tai va čia tas. Ir aišku, automatiškai visą tai pereina į trečią žingsnį, nes tai yra absoliučiai, sakykime, tokie žingsneliai ėjimo žemyn, žemyn, žemyn savo vibracijom, savo energiją ir visu kuo, kas įmanoma, kad nueitum toli nuo savo sėkmės. Ir tie, sakykime, neryžtingumo ar abejonės, tie jau daigai, jie sukuria baimę. Tai va trečias jau išsiplėtoja, išsivešėja į baimės energiją. Ir baimė yra būtent, čia šiuo atveju mes ir kalbam apie tą skurdo baimę, va būtent ji ir gimsta tada, kai neryžtingumas, abejonė ją ir pagimdo į tokį. Ir iš tikrųjų tai yra pripažįstama net ir psichinė liga. Ir tai yra viena sunkiausiai išgydomų ligų, netgi sakyčiau, ir tokių ilgalaikių. Tai va ir čia žmonės labai dažnai paslysta. Tai gal padarysiu pauzę, nes gal turi kažkokią tai išvalgą nuo savęs. Jo, aš tiesiog dabar tu pasakoju, žinai, ir man kyla mano gyvenimo prisiminimai. Tikrai, aš nebijau apie tai kalbėti, todėl kad tai yra, aišku, ačiū Dievui, jo praeitis. Ir galbūt tikrai atsilieps irgi kai kuriems žmonėms, nes daugelis, žinai, nubijo pripažinti, sakykime, tas savo gyvenimo situacijas. Tai buvo laikas, kai skolos buvo nemažos, išvažiavom į Airiją, aišku, ten būtent dar ir santykių, sakykime, problema šeimoje, gelbėjimas, ar ne? Tu atsiduri dar situacijoje sudėtingesnėje, vietoj to, kad išeitum į paviršių, tu atsiduri dar sudėtingesnėje situacijoje. Ir tarsi liūnas kažkoksai. Ir tada tau tiesiog kausto kojas, nes kas atsitinka, tu kaip ir gauni kažkokį gerą pasiūlymą, norėtum su juo išeiti, bet tu bijai išeiti į žmonės. Nes galvoji, jeigu tu pradėsi kalbėti, kad vau, čia yra fainas dalykas, geras biznis, galimybės, tu iš aplinkos gausi komentarus. Tai jeigu toks geras biznis, o tu dar skurde. Ta prasme, tu bijai išeiti į viešumą, nes tu nežinai žmonių reakcijos ir komentarų, ką jie pradės kalbėti apie tai, nes tu dar neišvalęs to savo, duobės, mėšlo atsiprašant, kuris tave įtraukė ir traukė tolyn, ar ne? Ir tada, nes tavo baimė, viešumos baimė jinai atsiranda. Čia aš kalbu apie save. Taip, čia labai... Jo, ir galvoju, tada, ta prasme, ir tada, kas atsitinka, tu krimsti dar gilyn, nes tu nedarai veiksmų, tu bijai tos, kad kažkas pradės pakomentuos, ne, tu bijai tos reakcijos žmonių, jeigu tu pradėsi kalbėti apie biznį, tu stovi vietoj susikaustęs ir tu jauti, kaip tave dar gilyn traukia, nes tu ne pirmin eini, bet tu dar labiau grimsti. Aišku, bet čia tas ir ieškai, ta prasme, tai yra baisu, iš tikrųjų tai yra net baisu pagalvoti, tai yra tikrai liga, net tai yra psichosomatinė liga. Ir aš tikrai, aišku, labai dėkinga tom savo gyvenimo situacijom, kurios mane suvedė Airijoje su moterimis. Mes tiesiog susibūrėm 5-6 berods moterys, kurios praktikavom jau kai kurias praktikas ir dalinomės savo praktikom, kaip nuraminti vidų. Pirmiausia, nuraminti save, nuimti baimės ir suprantant tai, kad jeigu aš nepadarysiu žingsnių, niekas ir nepasikeis. Jeigu aš matau situaciją, kad jeigu aš, sakykime, yra situacijų, kur tu nieko negali pakeisti, tu bejėgis. Turiu omeny, kad dabar šiandien dienai yra tokia situacija. Taip, aš turiu skolą. Taip, aš dabar jos padengti, pavyzdžiui, negaliu. Bet aš galiu žengti žingsnį, palikdama, nuraminus save, kad tas, kas yra, gerai, aš nurimstu ir aš darau žingsnį, kad ateityje šitas pokytis įvyktų.
Aišku, tai nėra lengva tą vidų nuraminti, nuimti baimės, tai yra didelis darbas. Kad tu išeitum, ištiesęs stuburą, nebijodama žiūrėti žmogui į akis ir pasakyti taip, situacija tokia, bet aš darau veiksmus, kad iš tos situacijos išeičiau. Ir tikrai žinau, kad daug žmonių turi tokias situacijas, bet bijo va to reakcijos aplinkos. Ir tas vidus, jisai yra kažkoksai košmaras. Ten siautėja prieštaravimai vidiniai, kurie veda į depresiją žmonės, kurie veda į nusivylimus ir kitus net nuveda į savižudybės tos situacijos. Tai va, tai tas skurdo baimė, tai tikrai yra baisi liga, psichosomatinė liga. Ir tiesiog, būtent tą, kad kaip nuraminti tą savo vidų, tai Žaneta, dabar aš noriu tavo pagalbos, kaip žmogui, ką tu patartum iš savo pusės, sakykime, kokie turėtų būti žingsniai, padiskutuokim šitą temą, nes. Jo, šitos situacijos nėra tikrai malonios ir nėra tokios lengvos, bet iš jų išėjimas visada yra, nes viskas yra, kaip suprantam, prote. Šita liga, jau kaip turi įvardinai psichosomatinę ar ne, ar kaip mes ten beįvardintume, ji vis dėlto yra tiesiog žmogaus prote. Vadinasi, jeigu aš duodu prote erdvės šitom visom negatyviom mintim, oi, kaip čia viskas bus blogai, kaip man nepasiseks, kaip pradėsiu apie mane kažką tai kalbėti, kažką pasakys, ko aš nežinau, nemokėsiu atsakyti ir taip toliau. Ir čia labai dažnai irgi šitoj vietoj pastringa, nes įsivaizduoja, kad kai aš viską žinosiu, tada tik tai galėsiu pradėti kažką daryti. Tai to niekada nebus, nes visada yra ką žinoti naujo ir naujo ir naujo. Taip kad čia, kas dar gyvena šitoje iliuzijoje, kad turiu kažką labai išmokti, tai iškart turiu nuliūdinti jūs, tam pabaigos nebus. Taip kad tikrai nelaukite, nes galite pradėti daryti jau dabar. Ne? Ką kiti pasakys, aišku, čia yra tas, toksai, sakykime, siaubas baubas mumyse, ar ne, dėl to, kad mes norim būti geri, kad mus mylėtų, čia ir yra dažnai meilės, kaip sakoma, nedamylėti, žmonės iš vaikystės ir taip toliau, sutraumuoti daugybę mūsų, praktiškai visi, kiekvienas, galima sakyti, mes tokie. Ir dėl to labai esam, sakykime, paveikus tom išoriniam aplinkybėm arba kitų nuomonėm, ar ne? Tai viena vertus, aišku, jau kai tu suvoki, kad tai yra tai, ką žmogus transliuoja į tave, tai yra realiai jo programos, jo blokai, jo baimės. Ir ar tu prisiimsi tas baimės, ar ne, jau čia tavo yra sprendimo reikalas. Ką jisai sako tau, tai yra tiesiog jis mato per šitos filtrus, kitaip kalbant, ar ne, ką mes galime įvardinti. Jis mato viską per abejonę, sakykime, tas, kuris su tavim kalba, per nerimą, ir jeigu tu perimi visą tai, tu irgi tą patį transliuoji toliau. Bet lygiai taip pat tu šitoje vietoje gali priimti kitokį sprendimą, elgtis kitaip, nepaisant nieko. Ir čia labai svarbu yra susitarimas pačiu su savim, arba ką aš vadinu su savo sąmoninguoju aš, ar ne? Tai reiškia, ar aš pasiduodu negatyvioms visoms įtakoms, ar aš renkuosi eiti tą kryptim, kurią aš pasirinkau eiti, nepaisant nieko. Ir va čia yra pirmas sprendimas, kurį reikia savo priimti ir padaryti. Tai yra savo pripažinti, ar aš einu į šitą pusę su visais nelaimėliais, nelaimingais, bijančiais, abejojančiais ir taip toliau, nes jie trauks mane, tikrai trauks, nes iš vidutinybės tos sluoksnių išeiti yra proveržis reikalingas. Ir va todėl yra labai svarbu ieškoti, ir ne veltui yra tiek daug ir bendruomenių, grupių, visokios, sakykime, tokios ar ne, organizuojamos susitikimai ir taip toliau, kad palaikyti, motyvuoti ir panašiai. Ir visuose versluose tas egzistuoja, nes visada yra kažkokiu tai stabdžiu. Tai čia ieškoti, kaip sakant, ir šlietis ne prie tų, kurie nelaimingi ir vis gyvena ten tose savo absurdo, kaip sakoma, teorijose, bet šlietis prie tų, kurie eina šituo keliu, kurie tai daro, kurie jau yra pasiekę kažko, tai ar ne, tam, kad iš to išeiti ir jau atsidurti visai kitoj energijai tarp kitų žmonių, kurie tave pakylės, o ne dar stumdys, grumdys atgal. Tai yra tokie, sakykime, žingsneliai. Aišku, jų daug yra, bet man atrodo, kažką jau nori pridurti. Ne, aš tai tiesiog, čia žinai, tas ne tai, kad pridurti, bet aš, pavyzdžiui, dar tai norėjau ir pridurti. Labai daugeliu žmonių mesgi norim būti tobuli. Tai taip, ir va čia ta, žinai, aš tobulas,
Ir tas, žinai, nors tu tikrai turi problemas, bet, nu, kaip aš jas dabar parodysiu, ne? Taigi aš tobulas. Ir pripažinti, kad, nu, nereikia būti tobulu, nes mes tą tobulybę pasiekti, taipgi mes ne dievai. Mes visi esam žmonės, ne? Tai va čia, sakykime, tas irgi noras save iškelti labai aukštai ir baimiai parodyti savo kažkokias klaidas žmonės irgi baugina tai, kad, nu, kaip aš dabar parodysiu, kad aš va čia galiu turėti kažkokių tai problemų, ne? Nu, Gali žinot kažko, jo. Tai tas iš tikrųjų yra. Ir čia va žmonės, nu, kaip suprantam, ar ne, jeigu jie tam įkrenta į tą tokį, tai va viena vertus bijo, visada gyvena nuolatiniai baimiai, nedaug dievė kas nors išryškės, kažkokios tai jų ten paslaptis ir taip toliau, ar ne, tai aš ir sakau, kad kuo bus mažiau paslapčių, tuo bus lengviau. Ir va, kuo daugiau išnešti tą, sakykime, žinią, kuri yra tave spaudžianti, viešai pasakyti, aš netgi su savo mentorėmis intuityviausiam irgi apie tai esu ne kartą kalbėjus, kai jūs išdrysite pasakyti, vat, tas baimės išviešinti, kaip sakoma, viskas, nebeliks ko bijoti. Nebeliks ko bijoti, tai va tiesiai šviesiai pasakyti, kas vyksta, yra sveika, netgi labai sveika, tai yra vienas žingsnis į išsivadavimą iš tos ligos, ar ne? Ir taip, tada tokiu atveju mes paliekam, kaip sakoma, baimės kažkur užnugaryje ir einam, tiesiog darom tai, ką mes nusprendę padaryti, ar ne. Ir kitas jau variantas, ką aš ir kalbėjau, tos galvojimas, kad aš kažko tai nežinau ir dėl to bijau, nes nu kaip aš čia pasirodysiu ne tokia protinga, kaip visi galbūt galvoja apie mane, arba kokį ten įvaizdą susikūrus buvau. Tai tada, aišku, yra va, tos baimės ir noras vis daugiau ir daugiau kažko tai sužinoti, ieškoti, bet žingsnio taip ir nežengti. Tai irgi yra tas pats skurdo baimės simptomas. Tai taip, kad čia kitos išeities mes neturim, tiesiog turim visų pirma ką protę suvaldyti savo mintį, ar ne, suvaldyti savo protą, kad nepasiduoti įtakoms, bet užsikabinti už savo sprendimo, dėl ko aš visą laiką kalbu apie sprendimą. Nepagalvosiu, pabandysiu, gal, kaip sakoma, koja tarpdurė ar ne, bet realiai ištraukiu koją iš tarpdurio ir einu tą kryptim ir kas gaunasi. Ir kaip išeinama, bet iš tų pagrindinių dalykų, iš abejonės, iš neryžtingumo, ar ne, tų sakykime, ką aš pradžioj kalbėjau, kaip neryžtingumas abejonės, kas gimdo baimę, ar ne. Tai va, tai neryžtingumas, kaip sakau, kada priimi sprendimą, uždaryti duris, viskas. Ir kai yra, jau prasideda abejonės, nes šitoj vietoj būtent prasideda spaudimas iš išorės, nes tu eini su entuziazmu, jau pasiryžęs ir ateina, va, kaip sakoma, visatos patikrinimai, ant kiek tu pasiryžęs, ar ne? Ir va tada užbombarduoja tave visokią tai informaciją, klausimais, ten dar kažko, žodžiu, kad tau nepavyks, nepasiseks. Tai va, tai čia šitoj vietoj mes turim aiškiai irgi suvokti, kad mano tikslas yra čia, ne čia. Ir aš einu į šitą tikslą. Aš beje irgi šitam kontekste buvau lygiai taip pat paslydus ant šito. Nes pradžioj, kai tu irgi tą informaciją pateikėjai apie MyVault, ar ne, tą visą, sakykime, galimybės ir taip toliau, man taip pat irgi patrauklumas pasirodė super, ypatingai dar žiūrint ir savo galimybės, ir mano žmonėm galimybės lygiai taip pat, nes čia daug kas tame pačiame ar nesukasi tose visose problemose, sakykime. Tai va, tai mano žingsnis pirmas buvo, ir paskui prasidėjo, kaip sakau, antras etapas, kuris vedė į abejonės ar nespaudimas iš aplinkos, ypatingai iš pačių artimiausių žmonių, arba kuriuos tu laikai pačiais artimiausiais. Ir kada jie pradeda akivaizdžiai tave bombarduoti negatyvę informaciją arba ieškoti, kas blogai galėtų būti, kodėl čia tau turėtų nepasisekti, vietoj to, kad palaikytų tave, ar ne, kad pamotyvuotų, padėtų, tau neužbombarduoja, kad pritraukti, kaip sakoma, arčiau savęs dar daugiau tą patį liūną, ar ne, nesuvokiant, žinai, aišku, net nesuvokdami tai daro, nebūtinai specialiai ten, kad ir tėvai, sakykime, aišku, kad jie myli mus, ar kažkas irgi iš artimųjų, bet tiesiog to nesuvokdami, jie užbombarduoja mus, sakykime, ir kas gaunasi, jeigu aš savo ašyje arba savo sprendime nesu tvirta, tai aš ir pasiduodu šitom įtakom, ar ne? Bet jeigu aš jau apsisprendžiu, tai man buvo irgi ten laikotarpis, tu pati puikiai tą laikotarpį žinai pačioj pradžiai, kai aš irgi, kaip sakant, pasikavojus buvau nuo tavęs, nuo pasaulio, nuo visko ir visiškai nebesinorėjau domėtis ir gilintis į tai, nes atrodė, nu jo, čia, žinai, man, kaip sakoma, o gal tikrai čia ne mano kelias, žinai, kaip sakoma, iš to. Nu ir paskui tik tai čiūng, žinai, atėjo, kaip sakant, sąmoningasis aš
vėl į priekį ir sako, tu sprendimą padarai, okei, nu tai viskas, sekantis žingsnis eiti pirmin, taip. Ir tada vėl įsitraukimas absoliučiai ir ėjimas, ir tikrai ėjimas su didžiuliais pagreičiais ir viskas tada dėliojasi su lengvumu ir tie žmonės, netgi kurie kažkada abejojo, jau irgi atsiduria tavo rate ir jiems taip pat pakeliui ir jiems jau įdomu darosi, žodžiu. Ir būtent taip ir yra, kai nepasiduodi abejoniai, bet eini kryptingai, tada tu atsiduri virš baimės, arba kitaip sakant, dar tai nesusigeneruoja tą didžiulę baimę, iš kurios paskui iš tikrųjų labai sudėtingai išeiti. Tai bet mano receptas toks ir patirtis tokia. Taip, tai va tiesiog būtent, žinai, kaip tu sakai, kalbėti. Ir tas, nu, pateikti, tiesiog iškalbėti baimę, kad jos nebeliktų. Ir dėl to aš ir žmonėms sakau, kad jeigu tu turi abejonės, jeigu ten tau kažkokia baimė atsirado, žengti žingsnį, nes vėlgi mes visi puikiai žinom, kad pirma mintis, jinai yra teisinga, vat kaip ir tu pasakoji, išgirdai informaciją ir vau, kaip faina. Pirma mintis, ne, jinai buvo. Taip. Vau. Ir paskui visada iš sielos, vat ką aš atsiprašau, labai būtent noriu užakcentuoti taip, kad ateina tas vau, kaip fainai, kaip įdomu, čia tik iš sielos ateina šitas kvietimas, nes reiškia, tu savo mintim, jau savo norais iš ankstiniais esi padavęs tiek energijos į tai, kad tau pagaliau ateidinėtų ir kai jau visata tau duoda realius ženklus, kaip sakau, nereikia ieškoti jokių ženklų, va, net jeigu jūs dabar mus stebite ir mes čia ir jūs dar ne MyVold, tai paklauskit savęs, o kodėl ne, nes jūs būtent čia ir atvedė jūsų norai, ne kažkas kitas. Tai ženkit žingsnį ir darykit ir veikit, ar ne, tai kad čia šitoje vietoje nereikia nieko ieškoti, va, akivaizdus jums ženklai. Neprisigalvokit kažkokių tai nesąmonių daugiau ir paskui su tom nesąmonėm gyvenat, save apsisunkinat, trukdot savo eiti tolyn. Taip kad čia, aš atsiprašau, nutraukiau, bet... Taip, nes mes, žinai, ir būtent tas, kaip sakau, tau yra baimė, yra neaiškumas, tai yra normalu, informacija nauja, bet tu kalbėk. Čia kaip ir santykiuose, nes šeimoje santykiuose, kodėl atsiranda problemos? Todėl, kad žmonės nekalba. Čia lygiai tas pats. Žmonės paskęsta tose savo kažkokiuose drumzlinuose mintyse, abejonėse, vietoj to iškalbėk, gausi atsakymus, tavo sprendimas, tave tenkina atsakymas ar ne. Jeigu jis netenkina, vėlgi, visada yra žmogui pasirinkimas, ar ne, bet tu nelik toj drumzlinoj situacijai, tu ją išsigrynink tą situaciją ir tada tu priimk sprendimą, jeigu jau galų gale nu dar tu galvoji kažką taip ar ne, tai, bet tu išeik aiškume. Jo, ir čia šitoj vietoj irgi noriu tą akcentą tokį nežiūriu ir toks, žinai, kaip ir komentaras čia pas mus yra, kad baimė, kad nepasiseks. Tai va, tai ir yra ta baimė, kad nepasiseks, kada jau mes įeinam į tą abejonę stadiją, kada mes pasiduodam šitai vibracijai, kuri nuolat kala mums smegenis, kaip sakoma, visas galimybės, kodėl galėtų būti blogai, o ne gerai. Ir va čia šitoj vietoj jau tai suvokiant, mūsų tikslas yra ieškoti priešingo, ieškoti, kodėl pasiseks, kur yra gerai, kas yra naudinga, kas yra svarbu, nes kas, mūsų fokusas, mūsų dėmesys į tai daugina tai, į ką mes fokusuojamės. Jeigu mano fokusas į tai, kad man nepasiseks, arba kur ten gali būti blogai kažkas, tai faktas, kad tada šitoje vietoje ir gaunasi nukrypimas ir ieškojimas ir gilinimas tos duobės savo, kaip sakoma, į kurią paskui pats ir krenti dar giliau. Kai persifokusuoji į tai, kur sėkmė, kas gerai, ką aš galiu gauti naudingo iš to, ne kas blogai, ar ne, kaip sakau, fokusas į tai gimdo dar daugiau gėrio ir visų galimybių atsiverimo ir taip toliau. Tai va tik tai tiek. Čia yra proto treniravimas ir labai dažnai va tie, kurie kalba, ar ne, kad pinigai tai man laisvė, čia žinai, nes aš sakau, pirmiausia, nepaklausom pradžioj, kas jums yra pinigai. Nes šie pinigai laisvė, ne? Tikroji laisvė iš tikrųjų ne ten ieškot, tikroji laisvė yra gebėjimas įvaldyti save, šiandien netgi žinutę pasidalinau Facebook'e apie tai. Tikroji laisvė tai yra gebėjimas įvaldyti save, įvaldyti savo protą. Bet tada jokių sunkumų ir jokių problemų. Reikia dėti žingsnius pirmiem. Aš tiesiog labai atsiprašau, tiesioginis eteris, bet turiu truputėlį atsitraukti, tai dar padiskutuokit, tada Žaneta gal dar kažkas ateis į diskusiją, aš porai minučių turiu. Labai svarbu. O gal tiesiog galim nutraukti jau iš vis mūsų tą pokalbį, nes realiai čia klausimų kažkokių nematau ir jo labiau, kad mes rytoj susitiksim dar šiek tiek kitom temom padiskutuoti. Tai kviečiu, kam yra net parašyti klausimus arba kažkokias tai mintis kils po mūsų šitos diskusijos, mes rytoj sureaguosim
ir 9 valandą rytoj pasimatom vėlgi čia, Žaneta Jūra Facebooko profilyje ir išsidiskutuosim. Nu, fainai, va, kaip gerai. Taip, pratęsim temų, turim labai daug iš tikrųjų, man labai smagu diskutuoti su tavimi, tai tiesiog mano palinkėjimas žmonėm, negyvenkit baimėse, išsivaduokit iš jų, negyvenkit drumzlinuose mintyse, tiesiog eikit į aiškumą ir priimkite tiesiog tą vedimą, kaip tu sakai, siela išgirdo žinutę, ar ne, ir būna tas pirmas wow, tai tiesiog. Ir reikit, nepabijokit į konsultacijas, ieškokit sprendimo atsakymų ir pirmin. Tai va, su geriausiais linkėjimais ir susimatysim rytoj. Ačiū tada, Gintauta. Ačiū labai visiems, kurie buvot kartu, kurie žiūrėsit mus. Ačiū, Žaneta, tau. Dėkinga iki dangaus. Ačiū, aš irgi. Iki. Iki.